dar toliau, čia už 100 metrų, va prieš tą plakatą kairiai pusę esantį, suksime į kairę. Tai va, rodai ir ieškai, kur ta lėtėjimo juosta. Va, tai čia ta lėtėjimo juosta, kas nelenkia mūsų per tą pusę. Tvarkingai važiuoja. O, priešų nėra, lenkiančių nėra, pėsčiųjų nėra. Va. Nes tada va tą moteriškę, žinai, va taip reikia iš anksto, kad nebūtų čia va biški toliau, bet jeigu priešai ir pėstieji, tai tu pasuki ir jau turi laukti, sustotant prieš žymės juostos, tai negerai. Nu, tas žiedukas jis netaisyklingos formos, jo, mažiukas netaisyklingos formos, tai toks gana sudėtingas ir gana eismo daug. Tai dabar pravažiuokim, bus taip, antras išvažiavimas. Antras išvažiavimas, tai ten tiesiai į Tilvės gatvę. Pavaras lėtas jungia. Sustojusius antrąjį. Nu, va, tiesiai bus antras išvažiavimas, tai va ta gatvė. Pirmas tai Jurbarko, antra tiesiai. Tai nerodyk, tu neišvažiuoji ir nemiegok. Va, tas išvažiavimas. Ir va, matai tą, kur nerodyk. Ten, dešinį rodysi, kai išvažinėsi. Jau pradėti. O, gaziukas stipriau. Rodai dešinę. Va, nu va. Ir dabar dar kartelį į dešinę vėl pasuksime už Audi. Va, ta, kur mašina mėlyna išlindo, suksim į dešinę. Tada mes įkišam nosytę, pažiūrim, kur tie mopedai. Pėsčiųjų neturim, mopedų neturim ir mes tada važiuojam. Turėjai suk paskui Volvo, paskiau lenktų iš karto, taip nusprendė. Gaziukas kol nėra, antra, nes jeigu labai lėtai, tai o tas jau čia važiuos. Tai užrodyk dešinę, už autobusiuko, mes pristabdom, o pastraukiam, vėl rodom kairį, pirmą pavarą, biškį išsitiesink, o čia va, o ir čia lauki. Ir kai tik laisva, tai jau judi. Va. Cepelinų pažiūrėsim, ar liko. O, nes atvažiuoja mokomasis. O, cepelinų jau neliko, jau išvažiavus ir rodė kairį. Ir lauko pravažiuos mokomasis. Rankykis kaip žaltys. Nu, rankomis. Ir suksim į dešinę. Tai va, turi įsukti savo puselę, o paskiau tik tai lenkti, jeigu nėra, tai rodai kairį, dar tas toli, jau netoli, jau jis Toyota atsuko, rodai kairį. Nes tas dar stovėjo už sankryžos, bet iš pasuko ir jau tada pradedi. Dar padarysim tą patį variantą vėl iki žieduko ir bus, mes išvažiuosim ketvirtam, bet persveikakim. Ten galima abiem į Jurbarko gatvę išvažiuoti, bet mes pasitreniruojam žiedę persirikiuoti. Aukštasis pilotažas. Tai būtum įvažiavus, bet dabar jau tas atvažiuoja. Ten mes tada tik tai dėl šiukšlinės važiavom. Dabar galima buvo palaukti ir šito dar. Nu va,
tarkim, trečias, ketvirtas, bet vis tiek, reiškia, ketvirtas išvažiavimas, kurios naujosios reikia. Taip, teisingai. Va, trečia pavarva, atvažiuoji savo, kaip žmogus. Ir matai, kad tikrai kairinė juosta reikia, reiškia. Taip. Ir mažini greitį, nes žiūri, ką čia, reiks duoti kelią pirmą, nes matomumas labai prastas. Pėsčiųjų neturim. Vienas darbas, mašinų ar turim? Neturim. Antras darbas. Ir va taip, žinom, kad jiem tik tai tiesiai dešiniai, tai mes, o dabar žvilgtel kartas nesuka ir tu tada nuvažiuoji šitą juostą. Va, tai toks saltas susraigtų. Kaip gimnastai. Bet mes važiuojam, čia leidžia dabar abiem išvažiuoti, bet čia mes tik tai pasiteiravom. Tai va tą reik mokėti, žinai, nes matai, kad jiem neleidžia sukti, tik tai žvilgtelėjom, kad nebūtų pažeidėjų. Dabar tiesiai per tiltą važiuosim. Aiškiau, ar ne? Jo, truputį. Jo. Nors aš man dar neaišku, aš ten tiksliai žiūriu tiesiog, ar nėra pažeidėjų, ar ne, štai žiūriu. Nu tai taip, nes tugi matei, kad ten negalima. Pirmą juostą jiem tik tai tiesiai išvažiuoti gali. Jie ratu negalima jiem važiuoti. Tai žvilgtelė ar koks užsienietis, žinai, nes suka būna, kad su užsieniniais numeriais ar koks nevietinis, žinai, nematė to ženklo ir... Baba. Ja. Ir gasiuojamės. Kaip ir čia dabar koks važiuotų mopedas ir čia ir vis žvilgteltų, kad čia įvažiuot, žvilgtel, kad jisai nesirikiuoja. Va. Nu, nesirikiuoja, ta prasme, kad toks žvilgtelėjimas ar... Pabaigsim dar ir tas autobusas iš paskos mūsų dar pabaigs. Tai yra nes čia kalnas sunku jam lipti. Kalną. Čia pasitreniruokim pirmas, antras, trečiam išvažiavime. Mes pakilsim ten per kitą Jonavos gatvę. Tai mums reikia tikriausiai juostos... Jo, rodyk. Va. Bet manęs nematoma. Kas nematoma? Ai, matom, viskas gerai. O, gerai. Šitas antra. Jo. Jisai biškį ant posūkio mes jo dar nelenksim, nepažinėsim, bet važiuojam šachmatiškai, važiuojam. Va. O paskiau, kai matysi, nosytė jau pasitrauks, tai jau, o matai, biškį išlindo, o dabar jau gali važiuoti, jau dabar jis daugiau neišlys. Nu va, čia mums turėtų duoti kelią ir duoda, šaunuoliai. Va, ir tau savo juostelę šitą, va. Va, ir važiuoji, šitai tau dabar jau nebereikės keisti juostos. Gali trečiai įsidėti, pabandyti. Va, ir leidžia ratu. Tik pažiūrėk, dabar tų pažeidėjų, jiem negalima išvažiuoti. Matai? Bet ir jų nėra, matai, gali ratu važiuoti, va jis nepažeidėjo. O tu čia išvažiavai. Tai galime ir čia, kad mes... Tiksliai mes sakėm Nu, Jonavos. gerai ir čia, tai galėsim ir čia važiuoti. Čia leido mums visai važiuoti. Taip. Šitos juostos. Nu, čia jau neapsisuksim. Ne, nu tai mums gerai, pakilsim čia, savanoriais pakilsim. Jau ruošiamės, nes žmogiukas mirksi. Su gaziuku. Okay. Stipriau biškį. Paskiau susibrukšniuoja, viskas susiaiškėja, žinai, viskas tom juostom, žinai, pasidaro. Ir jau tik žiūri, matai, kur pažiūrėti reikia ir pažiūri ir viską padarai, žinai, viskas su praktika. Tai mes tiesiai ir po to bus kitas į kairę, į savanorių kilsim.
Taip, ir dabar va čia koks nors jau taip lystų taip įtart, va, žvilgtelėjai va nelenda jisai, kaziukas biški trečia. Va, tai taip, žinai, turi mokėti tą dėmesį, žinai, nu, va, ir dabar žvilgtelk, va, nieks irgi nelenda, va, koks nors būna, kad žinai, aplenkia ir čia jau kiša nosį, žinai, o tai tada pristabdai, žinai. Tai va dabar panašus pratimas, va čia irgi galim. Reiškia, kai tu suksi, pažiūrėk, ar jis nesuka. Ją matai, ar gali jisai suk dešininis? Dešininis, nu ant asfalto pažiūrėk. Ai, ne tiek tiesiai. Negalima, tik tiesiai. Tai va žvilgtelsi ar nesuka. Nes jisai jeigu suka, tai tau neliks ant vietos. Ten, nu, ten yra platoka biški, bet jeigu būtų siaura gatvė, tai jisai suktų ir tau neliktų vietos. Tai tu turi žvilgtelt. Pusė oro akrobatija, kaip cirke. Esi mačius, kaip jie ten supasi, atsileidžia ir kitas pagauna ore. Tai jie pasižiūri, ar pasiruošęs pagaut. Nes jeigu nepasiruošęs, tai dar jie susitarė ten viską, bet... No. Taip, tai va čia viskas tvarkoj. Tai žvilgtelk, ar ne, tas autobusas nesuka. Nu, nesuka, nu. Iš anksto sprendimą turi, o teisingas sprendimas. O. Šviesaforą reguliuojame ir sankryžą į dešinę, taip? Geriausiai į kairę. Į kairę. Galima, jo, galima, gerai. Galėsim pasukti į kairę. Tai reikės tą persirinkti. Jo, reikės. Leidžiam, gerai. Gali rodyti, tada jie žinos, va ten papildoma turbūt juosta bus, jo papildoma juostelė bus, tai, o kaip tik tau uždegė žalią. Tai gal bus... Ir iškart rodyk dešinę, su pirma. Sėlinam. Aha, ir pabandysim dar priekį. Didesnį biškį lanką ir tada tiesiai.